Gegužės 17 dieną Visagino civilinės metrikacijos skyriuje buvo pasveikintas pirmasis šių metų naujagimis, gimęs Artūro ir Svetlanos Radzevičių šeimoje. Kuo vardu kūdikis ir kada jis gimė? Эмилис зовут, а родился в этом... Vardas Emilis. Jis gimė šių metų sausio 5 dieną. Kiek metų jūsų vyresniajam sūnui? 6 metai. Šią vasarą bus jau 7 metai. Jau eis į 1 klasę. Koks tavo vardas? Na, Danielius. Papasakokite, prašau, šiek tiek apie savo šeimą. Ну, истинные висагинцы. Сами здесь родились, наши дети здесь родились. Вот. Esame tikri visaginiečiai. Čia gimė mūsų vaikai. Buvome išvykę studijuoti į Vilnių, bet grįžome čia. Mums čia patinka. Taigi, kol kas gyvename čia ir tikimės ilgam čia likti. Kur jūs dirbate? Aš Ignalinos atominėje elektrinėje. O aš dirbu Visagino energijoje. Na, sveikatos jums, vaikams ir jums. O gal ir dar gimstamumo Visagine padidėjimo. Ačiū. Ačiū, pagalvosime. Labai ačiū. Naujagimio tėvelius nuoširdžiai sveikina meras Erlandas Galagus, vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus vedėja Aušra Andrijauskienė, metrikacijos skyriaus vedėja Aušra Pociuvienė ir vyresnioji specialistė Janina Kaziukonienė. Tradiciškai meras naujagimio tėveliams įteikė simbolinį sidabrinį šaukštelį, gėles ir dovanas. Buvo padaryta bendra nuotrauka prisiminimui, po ko meras šiltai pabendravo su jaunaisiais tėveliais. Tai labai graži tradicija, kai sveikiname pirmąjį šiais metais gimusį vaiką. Tai jau 21 kartas. Tai tikrai gilias šaknis turinti tradicija. Ir mes didžiuojamės, kad mūsų mieste gimsta žmonės, kad miestas vystosi. Ir žinoma, noriu palinkėti visiems naujagimėms, visiems mūsų gyventojams puikios, geros sveikatos, tvirtų santykių ir žinoma laimės. Labai malonu, kad ši šeima iš Visagino studijavo Vilniuje ir vėl grįžo į savo miestą. Dar maloniau, kai į gimtąjį miestą grįžta jaunimas. Jų dėka ir kuriama visa mūsų miesto ateitis. Visagino civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis šiais metais Visagine gimė 21 vaikas. Visiems naujagimiams ir jų tėveliams linkime geros sveikatos ir šeimyninės laimės. Visagino ežeras pritaikytas maudymuisi žmonėms turintiems specialiųjų poreikių. 2023 m. birželį Visagino savivaldybė ir UAB RTS Baltic pasirašė sutartį dėl maudymosi ir poilsio priemonių įrengimo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms centrinėme paplūdimyje. Darbai pradėti pernai, o dabar ši įranga jau sumontuota ir bus naudojama prasidėjus maudymosi sezonui. Specialius mokymus jau praėjęs gelbėtojas valdys šią konstrukciją ir padės žmonėms su negale. Platus medinis takas leis judantiems neįgaliųjų vežimėliais ir kitiems judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms pasiekti specialų krėslą, persėsti ant jo ir džiaugtis vandens procedūromis. Krėslas yra varomas elektra, kurios galia gaunama iš saulės baterijų arba iš tinklo. Besitęsiančio į ežerą 14 metrų ilgio tako gale įrengti turėklai lengvesniam nusileidimui į ežerą. Jei neįgalus žmogus nemoka ar nenori plaukti, jis gali tiesiog pasėdėti į vandenį nuleistame krėsle. Tokiu atveju jis bus prisegtas diržais, kaip ir kol krėslas judės begeliais. Po maudynių neįgalusis žmogus gali nusiprausti po dušu, kuris įrengtas rūbinėje. Pasak specialistų, vanduo čia bus šildomas iki 35–36 laipsnių. Deja, vandalai jau spėjo pavogti dušo žarnos antgalį, tačiau piktavaliai rizikuoja. Visa teritorija aplink gelbėtojų būdelę stebima vaizdo stebėjimo kamera. Pats paplūdimys yra gerai apšviestas, o tai padės atpažinti įrangos gadintojus. Šis projektas buvo įtrauktas į Visagino strateginį plėtros planą. Projektavimo kaina kartu su projekto techninė ekspertize siekia apie 15 000 eurų. Įrangos kaina 50 000 eurų,
o įrengimo darbai maždaug 60 000 eurų. Šis projektas buvo aptartas su žmonių su negale organizacijomis. Pasak Visagino neįgaliųjų sporto klubo Visagalis pirmininko Modesto Baltakio, tai gera įranga, leisinti mūsų ežere maudytis žmonėms turintiems negalę. Yra ir kitų nuomonių. Kai kuriuos judėjimo problemų turinčių žmonės glubina miesto paplūdimio artumas ir galimas poilsiautojų smalsumas. Bet manome, kad visaginiečiai bus supratingi ir leis neįgaliesiems ramiai mėgautis poilsiu ant vandens ir be problemų naudotis visa šios vietos infrastruktūra – rūbinė su dušu ir medinėmis poilsio aikštelėmis. Visagino savivaldybė informuoja, kad netrukus prasidės slidinėjimo trasų remontas miškų teritorijoje už festivalio gatvės namų. Numatyta suremontuoti slidinėjimo trasą, kuri yra miške už Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro. Darbams atlikti šių metų balandžio 9 dieną buvo pasirašyta rangos sutartis su UAB Melingos keliai. Pagal sutartį darbus planuojama baigti spalio 6 dieną. Be to, kad bus sutvarkyta ir išplėsta trasa iškertant krūmus, bus įrengtas jos apšvietimas. Trasos ilgis 1380 metrų, plotis apie 2,4 metro. Trasos remontas vykdomas pagal bendradarbiavimo per sieną projektą Interreg kartu su Daugpiliu. Bendras projekto biudžetas apie 747 491,93 euro. Daugpilio dalis daugiau nei 513 000 eurų, o Visaginui šiame projekte numatyta daugiau nei 227 000 eurų finansavimas. Įgyvendinant šį projektą, turizmo centrui bus nupirkti 6 komplektai slidžių ir tiek pat komplektų riedslidžių, kurie turistams bus išduodami nemokamai. Žiemą trasa slidininkams bus ruošiama naudojant specialią įrangą, o kitais metų laikais taip pat bus valoma ir naudojama treniruotėms ant riedslidžių. Fontanas suremontuotas ir vėl džiugina gyventojus. Nuo gegužės 22 dienos vėl veikia fontanas Saulutė, kuris pirmą kartą buvo įjungtas gegužės 1 dieną, tačiau po 10 dienų dėl gedimo buvo sustabdytas. Kaip jau informavome anksčiau, gegužės 10 vakarą fontanas ištuštėjo, o jo vanduo pateko į požeminę techninę patalpą. Gedimą šalinti atvyko baseinų centro specialistai, kurie montavo miesto fontaną ir jį aptarnauja. Jau gegužės 10 vakare pradėti remonto darbai ir nustatinėjama gedimo priežastis, kuri šiandien dienai jau yra aiški. Kaip Visagino savivaldybės informuoja, įvyko fontano įrangos gedimas, dėl kurio fontane nutrūko elektros tiekimas, suveikė saugikliai. Dėl elektros atsijungimo išsijungė fontano siurbliai ir vanduo iš fontano nutekėjo į požeminę techninę patalpą, dalinai ją užliejant. Ta pačią dieną vanduo iš techninės patalpos buvo skubiai pašalintas, tačiau visą įrangą ir pačią patalpą reikėjo išdžiovinti. Dabar fontanas įjungtas ir specialistai tikisi, kad visaginiečius ir miesto svečius jis džiugins visą vasarą. Visagino savivaldybė dėkoja gyventojams už supratingumą ir linki visiems gražios vasaros.